Aš esu Zaisevičienė Ona, buvusi Miknevičiūtė. Ir šitą gerai prisimenu, dėdę Juozą Aisrotą. Aš ėjau, gal nežinau, 4-3 klasę ir mačiau, kaip jie atvežė pas Dovydaitį. Buvo žiema, sniego, su rogėm, bet kad aš šiauduose gulėjau, aš kaip vaikas jo nepažinau. Tik paskui parėjus iš mokyklos sužinojau iš tetos Alzikos ir iš mamos, kad dėdė Juozas nušautas. Visą laiką jis ten gyveno ir mūsų kiemai, tiesiog keli metrai ir į šulnį vandenį tik pats Aisrotą imdavom. Ir ten mes, jau jis bakuriukas buvo, o mes tokie vaikiukai. Ir visi kartu žaidėm, jis ten gyveno su seserim 2 ir su mama savo. Ir kiek kartų aš prisimenu, kad jis visą gyvenimą, kiek gyvas ten buvo, kol jo nenušovė stribai. Nu, aš tada mokiausi pas Dovydaitį, mokykla buvo įrengta, ten pradinės klasės ir buvo pertrauka. Mes per pertrauką aš ir pamačiau, jau atvažiavę ten buvo, kiek tų stribų buvo, tai aš nežinau, žinot, kai vaikas negaliu atsiminti, bet kad ten žmogus gulėjo, tai tikrai mačiau, ar gyvas, ar negyvas, nežinau, tik grįžusi sužinojau iš mokyklos, kad Aisrotas Juozapas nušautas. Nu, tą prisimenu dėdę Motiejų Aisrotą, mamos brolį, kaip žmona išvarė. Teko mamai parsivežti, nors šeima buvo didelė, mūsų 10 vaikų, bet dėdei vietos užteko. Dėdė gyveno pas mus porą, gal daugiau metų, negaliu pasakyti, tik prisimenu tiek, kad labai geras žies pasakas mums sakė. Mes visą laiką prie jo buvom, o kiek metų tikrai negaliu pasakyti ir visą laiką gyveno ir nelankė jo šeima niekada, pas jį nebuvo atėję vaikai. Ne vienas, nors turėjo 2 vaikus, ir Genę, ir Algį, bet ne vienas vaikas nebuvo atėjęs atlankyti. Ir kai dėdė mirė, gerai prisimenu, ant laidotuvių nebuvo nė žmona, nė vaikai. Tik po laidotuvių atvažiavo pas mamą ir pareikalavo, kad pagalvę atiduoti. Net nepaklausė, kur palaidotas. Net nepaklausė. Tik paskui po kiek laiko jie nulėkė į Tavarškę pas kunigą ir prašė, kad kunigas duotų pažymą jai. Atseit, kai vyro netekusi, kažkokias pašalpas duodavo. Bet kunigas pasakė taip, kas laidojo, tam duosiu. Tu nelaidoji ir tu negausi. Ir ji paskui daugiau nesilankė pas mumi. Gyvenu, gimusi 37-ais, tai kiek jau pradėjau prisiminti, tai ten tik gyvenu Aisrotai, paskui, kai apsivedė teta Elžbieta, Jurgilai vadinu, sakydavau, Miknevičiai ir Jurgilai, daugiau niekas grinai negyveno ir nieks nesinaudojo tą žemę. Tik gyveno Jurgilų šeima ir Miknevičių šeima su vaikais. Daugiau niekas ten nevažinėjo ir niekas negyveno. Vien tik ir mokesčius tiek ir mokėjau. Per pusę. Ir Jurgilai, ir Miknevičiai. Ja. Nu, paskui buvo teismas, kada jau Lietuva atgavo vėl atgal iš sovietų. Tai teisme buvo Mitrauskienė, Kizevičienė. Nu ir mes buvom. Vaikai kas likę. Ir teismas nustatė. Buvo advokatas Mikša. Ir nustatė, kad 4,5 Jurgilienei, 4,5 Miknevičiam. Ir taip tuose dokumentuose įrašyta. Ir daugiau niekas jokių teisių neturėjo ir niekas nereikalavo į tą žemę.